Laiminga pabaiga. O Brėdis Eugenijus tuo metu jau nešė savo mylimai Izabeliai pilną glėbį skaniausių pelkės mėlynių. Atnešė, pabėrė ant žemės prie karklo šaknų ir kviečia: Izabelė, einam lesti mėlynių. Išlindo iš drevės pailsėjusi ir sustiprėjusi lakštutė ir net susigraudino pamačiusi, kiek daug mėlynių jai girių karalius pririnko. Eugenijau, tiek daug nesuvalgysiu, sprogsiu. Nesirūpink, brangioji, aš tau padėsiu, čia bus vakarienė mums abiem. Iškėlė Eugenijus lakštingalą iš drevės ir abu skaniai mėlynių prisikapojo. Staiga girdi, kažkas upėje blaškosi, taškosi, net vanduo į visas pusės trykšta. Nubėgo ir regi nustebę. Upėtakis Igoris ir lydeka Ifigenija, jo nasruose įstrigusi. Juk tai tas pats plėšikas upėtakis Igoris, kuris norėjo mane praryti. Suspigo įsigandusi Izabelė. Pažvelk, koks karosas iš jo beliko, nusijuokė Brėdis Eugenijus. Vargšelis, bandęs valgyti lydeką didesnį už save, bet nepavyko. O man jo visiškai negaila, sumurmėjo lakštingala ir jos akise sublizgėjo keršto ugnelės. Klausyk, gal mūdu nubauskime Igorį už tai, kad jis ketino mane nuskandinti, pasiūlė Izabelė. Juk upėtakis yra didžiausias mano priešas. Bet Brėdis tik galvą papurtė ir atsakė ramiai bei išmintingai, tarsi iš rašto. Sakau to, Izabelė, mylėki savo priešus, daryk gerą tiems, kurie tavęs nekenčia. Laimink tuos, kurie tave keikia, ir melskis už savo niekintojus. Kaip nori, kad kiti tau darytų, taip ir tu jiems daryk. Jei myli tuos, kurie myli tave, tai koks čia nuopelnas. Bet tu mylėk ir savo priešus. Susigėdusi Izabelė nuleido galvą. Tu toks išmintingas, toks gailestingas, sušnibždėjo paraudusi. Man net gėda. Ir netikėtai įvyko stebuklas. Lakštingala persimainė visa, net jei akis nušvito. Ji irgi užsimanė būti tokia gailestinga ir išmintinga kaip Eugenijus. Žinai ką? Padarykime ką nors gerą šioms nelaimingoms žuvims, upėtakiui Igoriui ir lydekai Ifigenijai. Mielasis, įlipk į vandenį ir išvaduok jas. Įkvėpimo pagauta sučiulbėjo lakštingala. Puikiai mintis. Nusišypsojo Eugenijus Eugeninas ir kaip mat į vandenį įbrido. Galingais ragais perskirė besriejančius lydeką su Igoriu ir paleido plaukti pasroviui. Taip ir baigėsi ši žvėriškai skaudi bei pamokanti istorija. Visi susitaikė ir gyveno, kaip sakoma, ilgai ir laimingai. Net ir lydeka Ifigenija, sužinojusi, kad niekada netaps girių karalienė, neberūstavo, o tik džiaugiasi. Po to, kai Brėdis Eugenijus taip kilniaširdiškai ją išvadavo iš upėtakio nasrų, ji irgi pasikeitė. Daugiau jau niekad nebepyko ir nebepavydėjo. Be to, atsitiko dar vienas stebuklas. Ifigenija netikėtai pamilo upėtakį Igorį. Tad dripsodavo smailiasnuke ant lakajos dugno ir skrebendavo upės smėlyje gražiausius eilėraščius. Upėtakis narsus tarsi lydys, jo niekas niekada nepabaidys, o aš jo draugė lydeka, ledinė mano šypsena. O aš jo draugė lydeka, ledinė mano šypsena. Mes bičiuliai iki grabo, Brėdis stegu žolės kabo, raguose jo lakštingėlė, kuris skausmo tiek sukėlė. Raguose jo lakštingėlė, kuris skausmo man sukėlė. Tačiau skausmas išgaravo, nes radau aš meilę savo. Upėtakis narsus tarsi lydys, joks tvanas jo nepabaidys. Upėtakis narsus tarsi lydys, joks tvanas jo nepabaidys.